balsą. Ir susitinka vienintelį išlygę iš Kėdainių dyzelinę Tesla prieš Vilnių tėvai čia mes, bet kaip sužinojom, kad su Kėdainiais tėvai čia mes turi visokių sąsajų. Bet pradedam nuo dyzelinės Teslas, kurie per tiek savaičių nepersirengia vis dar. Taigi, tai kam įdomu, tas atsisuks, pasipasakos, bet noriu, pavyzdžiui, Martyno paklausti. Prašom, klauskite. Žvėjoji? Labiau būnu šalia žvejojančių. Ai, tu tas, kur pila tik legalius kyščius, ne? Taip. Tai žuvies jokios didžiausios nesipagavęs, kad prisimint. Nu, bet kad prisimint tokia. Kad prisimint. Ką? Ne, jeigu pilsai, ką ten prisimint? Pasaka. Ir viskas nealkoholiška, ne? Visiškai. Nu, ir Justas, esi kam nors davęs kliauską, kaip sakant, už Justiną? Dar ne, bet svarstau. O šiaip mokyklai būdavo, kad mokytojas, žinai, dažniausiai mokytojas, kad tipo pilnas vardas Justinu pavadina, tenais neerzindavo. O pravardė kas nors turėjo? Kokią? Aišku, nepasakys, kokios nešvankios. Mokytojai nelabai, jie ten apsimeždavo, kad skaityti moka ir, Ir Kėdainius išprusė. O šiaip originaliai būdai iš Kėdainių kilę? Panašiai, netoli. Niekur nepabėgo. Apylinkių. Labai gerai. Nu ir dešiniai tėvai čia mes. Augustinas ir Algirdas. Ir sužinom, kad Algirdas yra irgi kilęs nuo Kėdainių apylinkių, bet Augustinas dar papasakos, gali pasigirti, pavyzdžiui, ar tik tai vaikų, ar ir augintinių turi. Augintinį jau nebeturiu. Seniau ežiuką turėjau, bet... Ką? Ežiuką. Pasigirdo ožiuką gal. Irgi geras augintinis. Būte, pavyzdžiui. Kaimynai, žinai, iš apačios, nesuprantama, atbaigsta tavo žmona su aukštakulniais vaikščiot. O ežiukai ilgai auginai? Čia Kuršėnuose? Ne, čia Vilniui. Namuose? Jo. Bute. 4 metus beveik. Tai toks ten, nelietuviškas. Nelietuviškas, ten afrikinis tripirštis ežys. Ai, tie, kur negalvau, šiaip pasigavai miškiai. Ne, ten jau veisliniai. Nu, pasaka, bet čia ar ate, ar dėl vaikų? Tai ate. Bet nugyveno garbingą amžių. Kiek jie gyvena, žinai? 5-7 metai. Nedaug. Pas tave 4 krito. Ne, mes šitą... Atsibodo ribos, net nepasiekė. Mes ją 1 metų pirkom, tai 5 sulaukė ir... Minimalią ribą. Jo, minimalią ribą ir tada I'm out. Tiksliai paskaičiuota buvo. Taigi, nu ir dabar Algirdas pasigirs, kad nuo Kėdainių kilęs ir čia turi ryšių. Kažkokių gal net ir giminystės, tolimų. Visi mes iš tos pačios. Ne iš pačių Kėdainių kilęs, ne? Nu, aš, kaip sakai, gimęs tai ne Kėdainiuose, bet aš augau nuo 2 metų augau Kėdainiuose. Prie Kėdainių yra Bilainiai tokie. Ten mokslinis institutas buvo anksčiau. Mano tėvelis buvo mokslininkas, tai mes ten gyvenome. Tai todėl ir link chemijos privertė pasukti ar savo norų? Savo norų. Mama chemijos gamykloje dirbo. Chemikė. Žmona visą tiesą papasakos, jis neprisipažins gal. Ir vaikai paskui tik į biochemiją. Tik vienas. Tai iš to gal buvo daugiausia tikimasi, ne? Žinot, vis tiek tėvai turi visada, į kurį daugiau vilčių dėti. Ne, vienodai buvo auginami. Nu gerai, nesakykime kameras. Tai ką, tai pradėsim žaidimuką. Ir pirmasis turas. Ir kas keliaus į šiandienos finalą dėl kovos į finalą. Į tikrąjį finalą, kur jau Šiauliuose bus. Tad pirmasis turas 6 klausimai, 1 taškas už teisingą atsakymą, neturi variantų. Tad žinot, spaudžiat ir sakysite pirmame, kad liežuvėlyje yra 1000 skonio jūgų. Svogūnėliai. Taip, svogūnėliai. 0-1.
Dizelinė Tesla senai jau žaidė pavargą. Neusikūrė. Ne, dar. Antrasis. Įvardinkite šio krepšininko pavardę. Žukauskas. Taip, Aurelijus Tu paspaudai, Žukauskas. galvojau pasakysi. Aurelijus. Ne su sporta, ne? Ne. Nu tai gal su animacija? Koks Simbos tėvo vardas? Mufasa. Taip, 0-3. Žiūrėt, multikus. Tai aš vaiką turiu metų. Aš nieko kito nežiūriu jau. Ketvirtasis. Suklydus taškas konkurentam. Kairėje ar dešinėje yra Stasys Girėnas. Tai vat. Ai, nu kas nerizikuoja šampės negeria. Dešiniai. Taip, dešinėje yra Stasys Girėnas. Visiškai iš lempos. O iš tikrųjų minusas būtų buvęs. Ne, jiem Ne, jiem taškas taškas, automatiškai, nes, nes lieka vienas variantas. Lėktuvė. Viskas taškas. Penktasis. Kokio prietaiso veikimas čia matomas? Giroskopas. Taip, 1-4. Pagaliau. Tai 4-2 turi būti. Taip, tai Ne. kaip vadinama šios kortos? Taro. Taip, 1-5 sugadinai. Atsiprašau, pažadu pasitaisyti. Praeitą kartą Jo, buvo. tėvai čia mes su Razors irgi 1-5. Reikia labiau spausti. Tai reiškia, antras turas baigsis, kiek tenais turėjot? 10-2. Nu, gal neburk iš taro kortų dar. Antrasis turiukas. Tai jau čia turėsim variantus, bet kaip visada, jeigu žinot be variantų, drąsiai spauskite ir sakykite, jeigu bus teisingai gausite tą tašką, jeigu ne, konkurentai išklausys visų variantų. 1 taškas, 6 klausimai ir pirmasis. Kaip vadinasi vartai, kuriuos graikų mitologija saugojo Cerberis? Iksiono, Mino, Olimpo, Tartaro. D. Taip, Tartaro arba Tartaro, jaučiu Tartaro, nes Tartaras jau maistas. Jo. 1-6. Antrasis. Kur 90-ais vyko pasaulio futbolo čempionatas? Austrijoje, Italijoje. B Italijoje. Taip, Italijoje. Jaudinkit, Amerikai ir tais Meksikai, vyko. da būčiau pasakęs 1-7. Tai dėl bendro išprusimo Austrijoje nevyko niekada. Amerikoje 94, Meksikoje 86, aplink Italiją. Ir kitais metais. Kitais metais. Ja. Gali žinoti. Trečiasis. Ne žiūkas, bet gal žinosit paukštį. Kuriai šeimai priklauso šis paukštis? Nu, Nu, čia ragasnapis. Bet ar tinka toks atsakymas? taip, tai ragasnapių šeimai. Gerai. Pasaka, žiūrėk, su zoologija? Patinka? Gamtos mokslų daktaras. Tai jam priklauso. Patinka. Aš viso labo tik magistras, tai nusileidžiu. Ai, tu irgi gamtos magistras? Chemikas, tai magistras. Daktaras? Va. O, prašau. Tai ketvirtasis, koks tai augalas? Krokas. Jo. Tai 3-7, labai šaunu. Nu tai toliau gamta. Kuri šio šuns veislė? Banka. Panašus. Aha, Ir aha. kuris čia? Ten keli tik skiriami bruožai. Turi minčių kaip juos tėvai, skiriam. nes aš suklydau. 3. Nesakom. Nesakom nieko. Tai Grenlandijos šuo, Sibiro šuo, Šikokų šuo, Tamaskano šuo. Čia laiko nėra, ne? Haskis, bet tai. Galim valandą gal. Pagal aplinką tai nei viena iš iš. Neturim. Ja, Tai spėsim. čia veisyklos nuotrauka. Taip. Bandom. Tai jūsų... Bandom gal Grenlandijos. Ne Grenlandijos. Jums liko Sibiro, Šikokų ar Tamaskano. Nesimato, kad bus. Nes uždarė. Nuslepia. C. Ne, Šikokų ne. Liko Sibiro arba Tamaskano. Kurį renkatės? Rinks. Nesirinksiu, aš jau surinkausi, ką. D. Taip, tai Tamaskano. 4-7. Tamaskanas. Blogai. Ne, nes čia įsibira. Na, jo, į Sibirą labai nelabai. Tamaskanas. Šeštasis. Koks Antarktidos interneto kodas? AA, AC, AN,
AQ. Reikia spėti. A. Ne AA. Spėsi? Ne. D. AQ. AQ. Ačiū. 5-7. Pasaka. Spėjom, nežinojom. Labai gerai. Dabar 4 buvo. Va. Sakiau, pasitaisysim. 5-7. Gerai čia. dabar galim Intriga paskubėt. grįžta. Dizeliniai, tai reikėjo atsigerti. Biškai daugiau gubernės. Jo, labai gerai. Tai 5-7 minus 2, bet dizelinė tuos minus 2 gali iškart panaikinti, jeigu atsakysi į pasirinktą klausimą, nes kiekvieno vertė 2 taškai. Gerai, čia Ir 1 taškas už vagystę, jeigu tik pavyks tai padaryti. Ir žinoma, už užbrauktą eilutę 2 taškai dar gausi. Kaip visada, kryžiukai mūsų ekrano kairėje tai yra dizelinė Tesla ir dešinėje įvai čia mes nuliukai. Tai ką? 40 sekundžių apmastyti, o dizelinė Tesla renkasi iš pica, pingvinai, mitologija ir ne tik, žaidimo personažas su bonus, filmo personažas, prekinis ženklas, aštrus regėjimas, 2 viename su rizika, šūkis. Arba prekinį ženklą, arba pingvinas. Ne mūsų temos. Pažįsti pingvinus? Dalies. Gal nerizikuojam iš pradžių su jais, ar rizikuojam? Rizikuojam. Bandom pingvinus. Pingviną. Dabar didžiausia pingvino rūšis - imperatoriškieji. Antri pagal dydį - X. Gryni monarchai. Kas slepiasi po X? Kai žinot, spaudžiat? Gal kokie nors karališkiai, jeigu būna. Taip, karališkiai yra antri pagal dydį ir 7-7 išlyginama Tie yra monarchija. skaniausi. Kas? Skaniausi tie. Nes kas skaniausiai pingvinai šnykiai. Buvo ir žmogaus sūžė žaidžiama pingvinų. jūra. Vadinasi skaniai. Personažas. Tai ką, tai pirmasis X-iukas jaučiu žaidime dar nebuvo, kad X-iukai pirmi pradėjo gautų X savo Filmo nenuliukai. personažas. Nežinau, kur jis. Ai, ne. Ką mes turim Ne, minti? nebuvo. Reikia kažką ne į temą imti ir tada blokuojam. Nežinau, tą mitologiją. Rizika bus lengva, tai gal jam kažką pačios šūkį, pavyzdžiui, arba aš turiu regėjimą. Tada riziką paima. Nes jeigu jie paims vidurį, tai mes tada vis tiek turim blokuoti 2 viename. Mitologijos. Arba jam 2 viename, jam centro nebeapsimoka imti. Nu gerai. 2 viename. 2 viename su rizika atsakot, tiksliau neatsakot arba nieko nesakot. -1, atsakot 2 taškai. 2 viename. X upė Etiopijos vakaruose. X matavimo vienetas pavadintas vokiečių fiziko vardu. Koks bendras abiejų pavadinimas? Ne Voltas, Omas. Omas. Amperas yra prancūzas. O daugiau... Amperas neskambės kaip. Ne, Amperas prancūzas. Louis Marie Amperas jis. Nebandom. Omas. Neima. Omas. Pasaka, 2 taškai, 7-9. Regėjimą? Omas ir... Oma bent jau dėl to, kad tu žinai, kad kaip upės skamba. Nu, jo, yra tiesiog. Nu, nes reikia galvoti apie tai, kad trumpas. Kiekvienas turit po savo eilutę. Ar tęsim ją? Netęsim regėjimą. Aštrus regėjimas. Kaip su regėjimu gerai? Kartais. Kartais Kaip vadinama akies tinklainė vieta, matote X dėmė, garantuojanti aštrų regėjimą. X dėmė ant baltų kelnių atrodosi tikrai nekaip. Visi pamanytų, kad nelaikote. Kas slepiasi po X? Geltona? Ką? Geltona? Nu, ruda geriau. Ar bandom tą, kur tu sakai? Nežinau. Nu, yra 2 variantai. Oi, gal tai yra. Man nelaikyti šlapimą, tai įprasta ir tau ir man. Nu, tau paliksiu pasirinkti. Dilema. Arba atsakai, arba pistai gauni. Arba atsakai, arba ne? Tai ką? Tai, Gal geltonoji, tegul būna. Taip. taip, tai geltonoji dėmės. 9-9, labai gera kova. Kokį kitą variantą turėjot? Nu. Rudoji, žinoma. Irgi nelaikai. ant kelio. Tai jam tas žaidimo personažas. Ir Ir nelaikymą. mums tik šūkis, mums tik šūkis. Ai, nes. Labai ribotas spalvų Pica, spektras. nes jeigu pavau šeimo personažą. Nu gerai. Nors jie tada 2 užbaigti gali.
Palauk, o žaidimo personažas, jeigu žinosi, tai plius vieną gaus. Jie irgi gali plius vieną gauti. Jo. Rizikuojam. Nu, bando. Žaidimo personažas. Žaidimo personažas. Hanzo Hasashi yra personažas, kurio gimimo tikrai neatseksime, bet gal savo slapyvardį pasirinko dėl gimimo datos. Kas tas geltonai juodas personažas? Bonus, kurio žaidimo tai personažas? Tai pirmą turit pagrindinį atsakyti. Geltonai juodas. Nepamenu kažkaip. Nesuprantu. Tema, kurios maniau, kad tikrai nesirinksit. Balsavo, pasirinko. Žaidimo personažai. Gimimo data, dėl gimimo data, o kas gali būti? Hanzo, Hasashi gimimo data. Su kuo susijus? Kaip Geltonai juodas, tai kažkas ten bitės, vapsvovas. Arba Mikė Pūkuotuką. Kas bitė Maja? Ne, bitė Maja Povič. Su Hasashi kažkas Ir jūsų variantas yra? neįsivaizduoju. Neturiu. Neturit. Ar vagiam? Greičiausiai nepavyks pavogti. Bet gal koks Transformeris? Ne Transformeris. Tai yra Skorpionas iš Mortal Kombat ir Skorpionas, todėl ir sakiau, neatseksim jo gimimo datos, bet gal tai pasirinko slapyvardį dėl gimimo datos. Tai, bet žinoma, kad ne, tai geltonai juodas Skorpionas Mortal Kombat žaidime. Tai Stabdami nelėmėjo. Bet jie va dabar taip, įsiveršti priekį gali. lieka 9 ir dyzelinė Tesla renkasi, kur keliauja. Prekės įvom. Prekinį ženklą. Prekinis ženklas. Kaip jie randomų šaudo. Šiam prekiniui ženklui buvo suteikta įkūrėjo pavardė. Senas prekinis ženklas, bet Lietuvoje po bardako skandalo tapo dažnai linksniuojamas internete. Koks tai prekinis ženklas, kuriame yra ir nelietuviška raidė? Kai žinot, spaudžiat? Sakyčiau, gal Švepsas? Jo, pirmą paspaudžiam. Dvigubą V buvo. Kas? Švepsas. Nu, ką tas, sakai? Nelietuviškas raidė buvo. Taip, tai yra Švepsas 11-9. Ir sekėt bardako skandalą, ne? Šveps mergaitė. Taigi, kur mes baigiam? Mes baigiam, kad tėvai čia mes renkasi temą. Mitologija ir ne tik. Mitologija ir ne tik. Graikai teiks, kad jis legendinis karalius, o egiptiečiai teiks, kad jis vaisingumo ir keliautojų dievas. Koks tas apibūdintojų vardas? Šiam atsakymui teks lipti ant dviračio. Minas graikų pirmas karalius. Minas. Taip, ir Minas galėtumėte įvardinti žmogų, kad Minas dviratį 11. Nu va čia tai gera kova. Man patinka, kai tai būna. Įstrižainė dar laisvai. Nu. Nu, tai pica. Pica. Pica! Apie kurią pizzą manot padariau klausimą? Skaniausia. Havajų pica daugam siejasi su ananasais ir geru havajietišku oru, tačiau ji buvo sumanyta ne tokiame šiltame krašte. Ši valstybė tikrai nesiejasi su šia pica, o su desertiniu ledo vynu, skaidriais ežerais ir taip toliau. Kurioje šalyje dokumentuotai pirmą kartą buvo pagaminta Havajų pica? Šiaip galvočiau kažkodėl apie Vokietiją, nes ten yra Gal pagal Šveicariją. gal. Gal. Ežerai skaidrus. Kai žinot, spaudžiat. Austrija. Ledo vynas. Gal ir tai. Gal. Skonis Australija? Ne. Bandyt, tai tavo idėja. Šveicarija. Ne. Ne? Galima vagystė. Po 3, Vokietija. 2, Austrija. 1. Austrija. Kanada. Kanada, skaidrus jų ežerai, tenais ledo vynas. 11-11 išlieka 4 vienetai. Tai baigiam turbūt. Baigiam jo. Dedame mes
Minusiuką ir niekas niekur negali keliauti, ta 11-11 pasaka, 4 turas bus mir gyvenk į 5 turą arba į pergalę. Spaudė. Tai ką, tai 2 klausimai, atsakymo vertė 3 taškai ir 11-11. Wow. Tai tikrai niekas už jūs nebalsavo, bet be reikalo. Visiškai. Pirmasis. Angkor Vatas yra šios šalies pasididžiavimas. Kambodža. Taip, Kambodža 11-14. Neblogai. Ir dabar jau mir gyvenk dyzelinės Teslos klausimas. Kuri fikcinė padermė minima knygos pavadinime? Hobitas. Taip, 11, 17. Tėvai, čia mes keliauja iš šiandienos finalo, į žaidimą dėl finalo. Ačiū. Dabar nepalieka mikrofoną, bet tiksliau mikrofonus paliekam, dabar nepasiemam. Nes tu žemai tokių žaidimų, tai aš nesipasidominas keliauja. Mes pirmadieniais ten netaip. Alus per Gubernija. Čia visi savi. Siuntinėjai klausimus, po to ten marškinėlius atsiunčiu. Aš jau pas mane jau garderobas, ta prasme, 3 maikės, 2 džemperiai ir toj taškų turėsiu dar kažką nusipirkti. Labai gerai. Dar šoinės išsilošti. Sijoną. Aš turiu, bet išaugau. Išaugai? Aš Joną? Maikė. A koks variklis jūsų dizeliniai Teslai? Dyzelinės? Matas nežiūrėjo laidos. 1.9. Kėdainiai. Tai tuo į kameras papasakosim. Ruošiam istoriją. Vėl reikės. O dabar reikia kažką papasakoti visiškai ne į temą, kad žmonės, kas žiūrės, nesuprastų. Pakeitėm darbą per tą pusvalandį. Jo, tai čia per tas 2 savaitės persikrauščiau į Klaipėdą. Per pusmetį. Tai vienintelis, va, persirengė per tas 2 savaitės. Nu, jo.